nesupratau. Bet kada pabandžiau sugrįžti, aš masterclassus darydavau, jeigu kažkas nežinot, ar ne? Ir aš pamačiau, kad tie masterclassai visai netaip eina. Ir antrą pabandžiau, ir trečią. Ir jau viskas tapo aišku, kad čia kažkas jau visiškai ne iš tos operos, kad čia neveikia mano versle modeliai. Toliau, ką aš gavau, man atėjo žinia iš aukščiau, kad tą programą iš vis reikia išimti ir daryti naują programą. Ta prasme, daryti akademiją, daryti naują programą. Bet lygiai taip pat pas mane prasidėjo tokie pokyčiai labai ir, kaip pasakyti, dabar aš tai suprantu, kas vyko, nes aš įėjau į tą pirmąją bangą perėjimo, kuris dabar pas mus vyksta. Aš nežinau, kiek jūs, kaip pasakyti, tame klausime žinot, jeigu galit, parašykit. Taip dabar labai daug kas kalba, kad dabar vyksta didžiulės permainos. Ir iš tikrųjų mes esam tokiam evoliuciniame procese, kada iš vis keičiasi epochos.